Labas vakaras. Eilinės mūsų išėjimų į eterį laidos metu norėčiau pašnekėti apie dar kol kas neliestą temą mūsų pokalbiuose, apie riebalų nusiurbimą. Šitą temą norėčiau paliesti tuo aspektu, kad riebalų nusiurbimą mes darome naudodami unikalią sistemą, kurios pilną komplektą turime tik mes vieni Lietuvoje. Pati sistema yra vadinama Euromilipomatic. Jos pagrindinis privalumas tai yra minkštųjų audinių susitraukimas po riebalų nusiurbimo. Gal apie viską iš eilės. Reikia visada žinoti, kad riebalų atsiurbimas arba kitaip vadinama liposakcija niekada nepadės atsikratyti didžiulio svorio. Todėl eiti pas plastikos chirurgą prašant riebalų nusiurbimo tam, kad sumažėtų svoris, tikrai neverta. Specialistai visada sutinka, kad riebalų nusiurbimas gali būti puikus antsvorio metimo programos startas. Imkime nuo tam tikrų vietų, kur yra padidėjęs riebalų kiekis, jį pašalinus, žmogui galbūt akstinas pradėti tvarkyti mitybą ar sportuoti ar panašiai. Nors dažniau tai būna kaip vienas iš paskutinių lieknėjimo etapų. Reiškiasi, kada žmogus išnaudoja visas savo, pavadinkime, kantrybės ribas ir vis tiek lieka tam tikrose vietose padidėjęs riebalų susikaupimas ar sankaupa. Dažniausiai tai nebūna visam kūne, tai būna specifinėse tam vietose, kurias mes dažniausiai ir siurbiam. Ir tada mes tikrai čia padėti galime. Reiškiasi šiek tiek apie sistemą. Pats riebalų pašalinimas arba šalinimas vyksta kaniulė. Jos gali šiek tiek ypatingos dėl savo medžiagos, iš kurios padarytos. Jos padarytos iš volframo, o šita medžiaga turi mažiausiai trinti su oda. Todėl audinys šalia kaniulės įėjimo vietos traumuojamas mažiausiai. Šiaip kaniulės kažkuo ypatingų daugiau neįsiskiria. Pagrindinis dalykas, pagrindinė paslaptis, gudrumas šito aparato yra tai, kad yra speciali rankena, į kurią įsistato kaniulė. Tos rankenos dėka kaniulė vibruoja žemo dažnio judesiais, juda pirmyn atgal ir aplink savo ašį. Suteikia tokį tarsi kaspino formą. Kaip aš sakau, skirtumas yra nuo klasikinio aparato tas, kad su klasikiniu aparatu tai nupjauna medį ir nurenka obuolius, kaip riebalinės ląsteles. O su šituo aparatu medį nupurtom, paliekam jį gyvą, toliau atliekantį savo funkcijas, o obuoliai taip pat būna nupurtomi. Taip, kaniulė vibruodama savo judesiais unikaliais, tą ir padaro. Jinai išvalo riebalinį audinį aplink save, palikdama kraujagyslės, nervus, jungiamąjį audinį ir panašiai. Ši sistema turi tikrai puikią reputaciją riebalų, ne tik riebalų atsiurbime, išsiurbime, ar kaip jį pavadinsim, bet ir persodinime. Imant riebalų šią sistemą transplantacijai, tai yra sėdmenų didinimui, ar ten krūtų didinimui, ar ten kažkokių defektų užpildymui, turime puikų rezultatą jų prigijimo. Nes šiaip riebalų prigyja gali neprigyti iki 40-60%. Per 2 metus atlikom ne vieną operaciją riebalų transplantacijoje ir persodinime šiuo aparatu ir tikrai prigyja daug daugiau. Mano taip nuomonė, ko ne 80-90. Operacijos eiga. Čia nėra kažko ypatingo, priklausomai nuo aparato. Operacijos eiga yra klasikinė. Įvesti kaniulę padaroma skylutė 4-5, kartais užtenka ir 3.
mm. Pro nedidelę tą skylutę pradžiai yra prileidžiama vandens, tiksliau ne tiek vandens, kiek vandens fiziologinio, skysčio, nuskausminančių vaistų mišinio. Ir paskui per tą pačią skylutę, tos kaniulės pagalba ir to aparato pagalba yra atsiurbiama riebalai. Dažniausiai šitos operacijos atliekamos bendrinėje nejautroje, tai yra pilnoje narkozėje, pacientas nieko nejaučia. Vidurkis yra apie 1,5 valandos. Po operacijos dažniausiai tą pačią dieną pacientai grįžta namo. Labai retas pacientas skundžiasi dideliais skausmais. Jeigu yra didelis skausmai, silpnumas ar dar kas nors, mes sutariam, kad pacientas pagulės, šiek tiek skiriam daugiau nuskausminančių vaistų, šiek tiek būna vis tiek ligoninė intensyvesnė priežiūra, dažniausiai jau sekančią dieną paleidžiam namo. Į darbą galima grįžti po 1-2 dienų, jeigu nėra, kaip aš sakau, didesnių skausmų. Bet tai priklauso ne nuo manęs, ne nuo aparato ar dar nuo ko, tai priklauso nuo paciento skausmo slenksčio. Koks yra pas kiekvieną žmogų, o jis yra skirtingas. Visada rekomenduoju 4-6 savaitės vengti fizinio krūvio, tai yra sportuoti, sunkiai dirbti, bėgioti, kažkokias keliones planuoti ir 3-6 savaitės rekomenduojame nešioti yra specialius rūbus. Rūbai yra skirti būtent po riebalų nusiurbimo. Jie greitai džiūstantis, todėl net ir tą patį rūbą nešiojant, trumpam pacientas gali nusimti, išsiplauti ir atgal greitai įsidžiovinęs užsidėti, nebūtina jų pirkti daug komplektų. Rezultatai pradžiai pastebimi iš karto, bet po to atsiranda audinių tinimas dėl traumos, kuris būna riebalų atsiurbimo metu ir tas rezultatas tarsi pasislėpia. Ir po to jau reikia 3-4 mėnesių, kad praeitų tinimas, susitrauktų didžioji dalis arba didžiąja dalimi susitrauktų minkštieji audiniai ir jau matytumėm galutinį rezultatą. Paskutinis arba visiškai galutinis rezultatas, mano nuomonė, nesusiformuoja anksčiau negu po 12-18 mėnesių. Tada, tiksliau, jau kas yra tada, tas greičiausiai gyvenimo bėgyje ir nesikeis. Taip pat lieka nedidelį radelį, jie be 2-3 mm pločio, kol jie ružavi, jie šiek tiek pastebimi, bet su laiku jie pabalsta ir, galima sakyti, pranyksta. Todėl, kad dažniausiai juos stengiamės daryti kur nors raukšlėje, kad nebūtų lygiame odos paviršiuje. Ir tada jis tiesiog išnyksta. Jis, žinant, ko ieškoti, aišku, jį galima rasti, bet vizualiai jau praktiškai nesimato. Čia įdėjom keletą riebalų nusiurbimų. Tikslingai įdėjome pirmą vyrą parodyti. Kodėl? Ogi todėl, kad tai nėra kažkoks stebuklas, kuris skirtas tik moterim. Vyram pakankamai daug darom šito operacijų ir tikrai neblogi rezultatai ir geri atsiliepimai. Šiuo atveju buvo siurbtas pilvas ir šonai arba jausmuo. Ir matome rezultatą po 10 mėnesių, tiek iš priekio, tiek iš šonų. Ir ypač iš šono puikiai matosi odos susitraukimas. Reiškia, pašalinus riebalą negavom to žiursto, kuris ten užkristų ant papilvės ar maišytų. Iš priekio puikiai matosi susiformavus talija, kuri paskui ir vėl į bačką nepavirsta. Taip pat šitą metodą galima kombinuoti kartu su operacija. Šiuo atveju buvo atlikta pilvoplastika, tai yra aiškiai panaikintas pilvo prijuostė pradžiai, po to padarytas priekinės pilvo sienos ir šono atsiurbimas ir, kaip matot, rezultatas yra puikus. Šitokios operacijos kaina prasideda nuo 1000 eurų, nepriklausomai nuo ploto dydžio. Čia yra startinė kaina. Kodėl tokia didelė gali pasirodyti? Iš karto noriu pasakyti, kad
ne dėl kažkokio mūsų godumo ar panašiai komandos. Tai yra todėl, kad šitas aparatas įjungiant, pradedant siurbti, nežiūrint, koks yra plotas, naudojama labai daug vienkartinių dalių, kurios po to yra išmetamos. Todėl ar man siurbti, pavyzdžiui, tik kelienus, ar man siurbti didžiulį pilvą, aš vienkartinių dalių sunaudoju tiek pat. Sąlyginai, reiškia, kuo daugiau zonų siurbėme, kuo daugiau riebalų atsiurbėme, sąlyginai kaina traukiasi, mažėja. O tai tiek. Noriu atsakyti į vieną klausimą, kuris užduodamas dažniausiai. Ar riebalai netauga? Riebalai ataugti negali. Pas mus gali ataugti plaukai, nagai, oda. Jeigu jinai nepažįsta, riebalai ataugti negali. Mums Dievas davė tam tikrą kiekį riebalų ląstelių, svoriui augant jos didėja, žmogui kūstant jos mažėja. Skaičius jų nesikeičia. Jeigu yra santykiniais vienetais, pavyzdžiui, matuojant tam tikrame plote 100 ląstelių ir mes atsiurbėme 30, jų tenais liko 70. Ir tas kontūras, kuriame buvo, ar tas plotas sumažėjo. Jeigu žmogui augs svoris, tai ir didės tas 70 ląstelių. Jeigu žmogus kūs, tai ir mažės tas 70. Tas 30, kurios buvo pašalintos, jos niekada neatsinaujins. Tai tiek, jeigu dar bus klausimų, kuriuos gausim šios transliacijos metu, dabar atsakysim. Jeigu nespėsite, atsakysim kiek galima greičiau po to.